badavimas buvo iki tokio lygio, kad aš per dieną suvalgydavau 1 arba 2 sūrelius. Jeigu aš turėsiu sunkvežimį plytų, sunkvežimį betono maišyklę su betonu jau, bet juk namo aš vis tiek neturiu. Man po šiai dienai svertis nepatinka. Jeigu nori valgyti mano liūdesys, tai man gali skrandis sprogti, jis vis tiek liūdesys norės valgyti. Pavyzdžiui, valgant išoriai, norėdavosi visada valgyti mažiau, nes ką kiti pagalvos, jeigu valgysiu daug. Mes energiją geriau, greičiau gausim iš to šokolado ir bėgsim toliau dirbti, negu sustosim ir paklausim savęs, o pala, kas čia vyks. Ir jeigu body positivity yra tik pasiteisinimas, nekeisti to kūno, čia yra labai labai slidu ir ateityje mes galim turėti tam tikrų pasekmių. Labas, aš esu Gintarė, o tu klausaisi laidos Endobiogenika, kurioje tyrinėjame sveikatą ir laimę iš įvairių pusių. Mano pašnekovai žmonės, kurie savo patirtimi, žiniomis ar pavyzdžiu padeda geriau pažinti save ir įkvepia gyventi sąmoningiau. Šiandienos tema – kaip neįsisąmonintos emocijos formuoja mūsų santykiai su maistu. Maistas nėra vien fiziologija, todėl ir valgome mes ne vien tam, kad pamaitintume kūną, bet ir tam, kad nusiramintume, atsipalaiduotume, pasijaustume saugiau. Jei emocijų net pažįstame ir neišreiškime, jos dažnai apsigyvena mūsų lėkštėje. Pavyzdžiui, nerimas virsta nuolatiniu užkandžiavimu, gėda persivalgymu vienumoje, o vienišumą slopiname saldumynais kaip paguoda. Ar kada pagalvojote, kad jūsų santykis su maistu tai iš tiesų santykis su pačiu savimi? Apie tai, kaip sąmoningumas ir emocijų atpažinimas gali pakeisti santykį su maistu ir savimi, kalbuosi su Sandra Jatulyte, visuomenės sveikatos specialiste, keterapeute, būsima psichologe, Valgau be žalos projekto įkūrėja, padedančia žmonėms išnarplioti persivalgymų ir nekrentančio svorio priežastis. Labas, Sandra. Sveika, Gintarė. Labai gera tave turėti mūsų laidoj ir labai laukiu mūsų šitos laidos. Norėčiau pasidalinti su mūsų klausytojais mūsų pažintim su tavim, kad mes, kai išleidom 3 žurnalo numerį, sulaukiu iš tavęs žinutės apie tai, kaip galėtum pakliūti pas mus į žurnalą. Ir pamenu, kad kilo jausmas toks, net pavydo, galvoju, Jėzau, kokia jinai drąsi. Aš galbūt ir norėčiau taip parašyti, bet neišdrįsčiau ir galvoju, pagarba žmogui. Ir tada mes tavim susiderinam susitikimą ir atsimenu savo jausmą per pokalbį su tavim, kad jau žinau, kad mes darom podcastus su Julija. Galvoju, ne, aš tikrai tik turiu būti pirma, kad ne Julija pirma tave pasikviestų, o kad aš galėčiau tave pasikviesti. Ir žinau, kad labai noriu tave pakalbinti tam, kad žmonės galėtų išgirsti apie valgymą, apie emocijas, apie mūsų santykį su lėkšte ir mumis pačiais. Tai šiandien su tavim norėčiau apie tai ir pakalbėti. Ir kadangi aš tikiu, kad į vieną ar kitą veiklą mes neateinam tiesiog šiaip sau, kad už kiekvieno mūsų pasirinkimo slypi tam tikra istorija, dėl ko mes ateinam. Ir tikiu, kad tu irgi turi savo istoriją ir ką papasakoti, kaip tu atsidūrei šitoj temoj, kaip atsirado tavo projektas ir kodėl tu dirbi su žmonėm ir padedi jiems svorio, mitybos ir savęs pažinimo klausimais. Tai ačiū labai, Gintarė, aš irgi taip kažkaip prisimenu tą nedrąsų parašymą ir kai rašai turi vieną didelį pliusą, nes atsakymą gali skaityti tada, kada pats nori jį skaityti ir kada esi emociškai pasiruošęs. Tai šiaip iš tikrųjų tai buvo mano svajonė. Dabar kalbu ir galvoju, kad iš tikrųjų man apskritai endobiogenikos sritis, man pati tas sritis labai labai rezonuoja. Rezonuoja dėl to, kad tai yra visapusiškas požiūris į žmogų. Tai nėra taip, kad čia yra net, nežinau, lytinė ašis, kuri gyvena savo gyvenimą, čia yra mūsų smegenys, kuris gyvena atskirą gyvenimą, bet tai yra apie visumą ir iš tikrųjų aš esu toj srity, kur, niekaip neatsiesim, kad ir kaip, labai labai dažnai sutinku klientus, kurie sako, žiūrėkit, duokit man mitybos planą
Ir tas mitybos planas man viską išspręs ir aš jau čia dabar sversiu X, čia jau pasitikėsiu savim, turėsiu gerą darbą, santykių, šeimą ir visus kitus dalykus. Ir kai tu duodi tą planą ir paleidi žmogų vieną, tu labai greitai supranti, kad, ne. Nes planas yra tik įrankis, kaip ir visur gyvenime, mano partneris labai mėgsta namo paralelės visur naudoti. Tai jeigu aš turėsiu sunkvežimį plytų, sunkvežimį betono maišyklę su betonu jau, bet juk namo aš vis tiek neturiu. Man reikia žinot, kaip sudėti tas plytas, kaip sumaišyti betoną ir taip toliau. Ir jeigu aš niekada gyvenime to nedarau arba darau daug kartų, bet neteisingai, nes kažkas man pasakė, kad ten galiu bet kaip padaryti ir iš tikrųjų, tas namas kaip ir pasistatys, bet pasistatys. Bet jeigu aš noriu to namo tokio, kuriame man bus faina gyventi, tai tada persipina begalės dalykų ir mityba, tai, ką mes dedame į savo lėkštę ir tai, ką mes valgom, tai kaip mes valgom ir taip toliau yra neatsiejama nuo dalykų, kurie yra mūsų galvoje, mūsų mintyse, mūsų įpročiuose ir visa tai tiesiog susideda į tokį vieną bendrą konstruktą, tai yra santykis su savimi ir su lėkšte. O tai kaip tu atsiradai? Viskas prasidėjo turbūt kaip 13 metų. Plius minus nuo 13 metų. Prasidėjus paauglystėj, aš nekenčiu savo klubų. O nekenčiu tų klubų dėl to, kad kai aš buvau vaikas, man buvo sakoma, kad žiūrėk, kokie riesti tavo klubai, koks riestas tavo užpakalis, kaip tave vyrai mylės. Vaikui, ten 7-8 metų, gal ir dar mažesniam, teko girdėti tokius žodžius. Tuo metu viskas atrodė, juokauja, okei, bet kai aš ėjau per gyvenimą, aš supratau, kad tai paliko man tam tikrą traumą. Nepaisant to, kad tėvai buvo labai jauni, jiem rūpėjo kiti dalykai, man trūko meilės, dėmesio, emocinio ryšio ir viso kito. Ir tada aš savo toj mažoj galvelėj, būdama plius minus 13 metų, sugalvojau, kad jeigu aš atrodysiu X, tai pasaulis mane labiau mylės. Ir tas atrodymas X, jisai buvo apie tai, kad aš būsiu labai labai kūda. Yra Alice Miller 2 knygos, Negabaus vaiko drama ir dar antros pavadinimo dabar neatsimenu. Ir ten yra labai labai gera mintis, viena parašyta apie tai, kad kai mums trūksta emocinio ryšio, mes labai stipriai mažinam savo kūną. Tai aš šitai dariau, nes sumažėjimas, fizinis kūno sumažinimas mano psichikai buvo apie tai, kad gal jie tada mane išgirs. Gal jie tada pamatys, kad man yra blogai ir aš gausiu pagalbos. Ir būnant man plius minus gal kokių 13, 14, 15 metų, aš pradėjau labai stipriai badauti. Badavimas buvo iki tokio lygio, kad aš per dieną suvalgydavau 1 arba 2 sūrelius, kaip dabar atsimenu, tokie buvo paštetų formos sūreliai, tai aš suvalgydavau 1 arba 2 ir aš nualpau. Grįžau namo, vėlai vakare, aš nualpau, sudaužiau veidrodį, atvažiavo greitoji ir daug visko. Ir čia aš savo gyvenimą turbūt laikau to destruktyvų santykių su maistu pradžią. Nes viskas buvo apie tai, kad aš norėjau numesti klubus, atėjo paauglystė irgi apie ką su mokykloje nekalbama, kad normalu, kad mergaitės kūnas dėl brandos keičiasi. Man niekas apie tai nekalbėjo, aš mačiau tas klasiokas, kurios tokiom kojytėm kaip mano rankos ir sakiau, kodėl aš ne tokia. Ir aš užsisukau visą šitą ratą. Mokykloje valgydavai ten, ką valgiai, grįžti iš mokyklos, tai sako, ką valgiai, sakau, tą patį šnicelį su sultim ir bandele, čia buvo standartas, o iš tikrųjų tu suvalgai galbūt sulčių su bandele arba nevalgai nieko, nes buvau velniškai taupi ir aš dėdavau į taupyklę tas pinigus, kuriuos man tėvai duodavo pietums. Ir taip bėjo mokyklos laikai. Tada aš atvažiavau čia į Vilnių ir kai atvažiavau į Vilnių, galvoju, gerai, aš pati nesusitvarkau, tai reikia pagalbos. Aš aišku nepasidomėjau, kur aš kreipiuosi, bet aš nusipirkau pirmą mitybos planą. Ir kai aš nusipirkau tą pirmą mitybos planą, treneris, kuris manimi tuo metu dirbo, pamatė mano tą įsikibimą į dalykus.
aš esu tokia, kad jeigu aš kažko noriu, vat, turim tą patį pavyzdį su endobiogenikos atsiradimu ir šito filmavimu, kad jeigu aš kažką labai noriu, aš padarysiu bet ką. O dar mano savivertė maža, meilės trūksta, dėmesio trūksta, o čia treneris į tave kreipia dėmesį, tau yra labai faina, nes kuo tu labiau laikaisi, tu treneris sako, o kokia tu šaunuolė, kaip čia viskas yra tvarkoj. Ir viskas atėjo iki to, kad aš valgiau tik tai 10 kiaušinio baltymų per dieną, keptą vištą ir agurką. Tik tiek man buvo galima valgyti, kas yra apie 700 kilokalorijų. Ir problema yra, kodėl labai norisi apie tai garsiai kalbėti, nes kai tavo tikslas yra svorio metimas, atrodo, kad tu bet kokią kainą gali tą daryti ir aš tada net nesupratau, ką aš čia valgau, kaip čia viskas atrodo ir turėjo praeiti visai nemažai laiko, kol aš susivokiu, kad aš nebeturiu menstruacijų, kuokštais slenka plaukai, aš nebeturiu jėgų ir taip toliau, bet tam turėjo praeiti nemažai laiko. Ir dar gal koks yra svarbus niuansas visame tame yra apie tai, kad šeima matė, kas vyksta, bet jie tylėjo. Tai čia irgi, manau, yra didelė problema ir jeigu aplinkoje kažkas matot, kad reikia pagalbos žmogui, tikrai labai svarbu su juo apie tai kalbėtis, nes tai buvo mano tylus pagalbos šauksmas, kad atkreipkite dėmesį į mane. Tai čia buvo viena medalio pusė, bet tada atėjo kita medalio pusė, kad visos tos dietos peraugo į kažką panašaus. Aš tada svėriau 44,2, iki šiol atsimenu tą skaičių, tai yra 10 kg. Aš buvau kaip skeletas, bet aš to pati nemačiau, nesupratau, man vis dar atrodė mano klubai per dideli, bet atėjo antra medalio pusė, nes kūnas vis dėlto reikalauja savo. Ir aš pradėjau persivalgyti velniškai dideliais maisto kiekiais. Aš įtikinėdavau save, kad viskas yra gerai, aš turėjau taisyklių savo galvoje prisikūrus, tarkim, yra šokolado plytelė ir aš jeigu sugebėdavau sustoti suvalgius 2 šokolado juosteles, 3 likdavo, aš kažkokių valios pastangų dėka sustodavau. Jeigu aš suvalgydavau 3, reiškia liko mažiau negu pusę, aš suvalgydavau visą šokolado plytelę, nes tiesiog neišlaikiau tų savo vidinių taisyklių. Žinau, ką reiškia naktį leisti tualete iš baimės, kad tau plyš skrandis. Žinau, ką reiškia eiti į parduotuvę po N+K kartų, nes tau gėda kaip tam alkoholikui, kad kaip čia pardavėja pagalvos dėl to, kad tu pirksi ir bandelę, ir sūrelius, ir šokoladukus, ir viską išeidavau po vieną. Aš eidavau nusipirkti šokoladuką arba 2, nes 2 dar negėda, bet jeigu pirksiu ir 2 šokoladukus, ir sūrelius, ir bandeles, ir jogurtą, ir traškučius, tai ką čia apie mane pagalvos, ką čia jinai valios neturi, čia persivalginėja ir taip toliau. Ir viso tai tęsiasi kažkurį laiką, buvo lygiai tie patys pažadai, kad nuo pirmadienio jau viskas yra tvarkoje, bet kūnas visas sutinęs, tai nedaryti kardio, kad tik tai ten išsportuotum, rūbai pradėjo vežti ir taip toliau. Ir rezultate viso to, kai aš išdrįsau pasisverti, tai aš svėriau 64. Kad nuo pradinio svorio, nuo kurio aš šiaip pradėjau mest, aš buvau priaugus 20 kg. Tai realiai buvo tokio dydžio skaičiai ir tai buvo greičiausiai dar daugiau, bet aš nedrįsau svertis, nes tu netelpi savam kūne, tau yra labai nemalonu, labai nefainai, labai negera. Ir tada kažkas pradėjo vykti mano galvoje, aš supratau, kad kažkas yra ne taip. Kažkur kažkas yra ne taip, ne lėkštėje, yra esmė ne lėkštės turinyje, bet mano kūne, mano galvoje, mano buvime su savim kažkas yra ne taip. Ir tada tik aš pradėjau suprasti, kad čia yra apie meilės trūkumą, apie savivertės trūkumą, apie pasitikėjimo savim trūkumą, apie tai, kad aš sukontroliuot noriu viską, nes jeigu aš sukontroliuosiu, tada aš jausiuosi sauginas, maisto lėkštė, vat irgi čia vienas labai šviežias klientės patirtis, sako labai gražiai, sako, aš kai jaučiu nerimo jausmą, pirmas dalykas, į ką aš atsigrįžiu, tai yra kaip man laikytis naujos dietos, kad aš sukontroliuočiau savo kūną. Nes, kūną sukontroliuoti aš galiu, nerimą sukontroliuoti aš negaliu. Ir tai buvo mano būdai kontroliuoti pasaulį, kontroliuoti dalykus. Ir tada mano gyvenime atsirado psichologija, atsirado labai daug knygų. Man buvo 25 plus minus metai ir mano gyvenime atsirado labai daug knygų. Iki 25 metų aš mokykloje, kiek buvo privalomos literatūros, tiek skaičiau, o nuo 25 aš pradėjau skaityti labai daug knygų.
Labai pradėjau pažinti save, pradėjau skaityti apie tai, kas yra traumos, apie tai, kas yra vaikystė, apie tai, kokie turėtų būti santykiai ir taip toliau. Tada 19 metais aš pirmą kartą įstojau į psichologijos studijas Vytauto Didžiojo universitete, metus laiko pasimokau, bet vėl visi asmeniniai baimės, tam dalykai ir taip toliau. Tada išsikraušiu į sporto universitetą, tada pasibaigiau visuomenės sveikatą, bet tai buvo man kabliukas ieškoti tų psichologinių priežasčių, kad ne lėkštė čia kalta, ne tai, ką aš dedu į lėkštę, o mano smegenis daro kažką, dėl ko aš nusprendžiu lėkštę įsidėti per mažai maisto, nedėti ten kažko, neleisti savo kažko ir taip toliau. Visiškai gal čia taip irgi labai apibendrinant pačią mintį buvo labai tokia perdėta kontrolė. Nes aš jaučiausi saugi tik tai tada, kai aš kontroliavau dalykus ir kūno svoris ir kūno vaizdas buvo vienas iš pagrindinių. Ir kai aš pradėjau pamatyti, kas po to slepiasi, dirbti su savim, studijuoti, skaityti, lankyti terapiją, aš supratau, kad tai siejasi ir pradėjus dirbti su to savo vidiniu nesaugumo jausmu, su kontrolė, baime ir visais kitais dalykais, aš pradėjau nuo to sveikti, bet turbūt irgi ką svarbu suprasti, kad mintys iki šiol yra mano galvoje visokios. Aš visko ten prisigalvoju kartais, bet aš žinau, kad jeigu aš darysiu tai, kas vyksta mano galvoje, pasiekmes bus tam tikros. Ar aš tikrai jų noriu, ar aš tikrai noriu kankinti savo kūną, ar aš tikrai noriu vėl patirti tą šlykštų jausmą, ką reiškia persivalgyti, netilpti savo kūne, jaustis labai labai nemaloniai ir visus tos dalykus. Ir tai man šiandien padeda savo priminti, kad okei, tai buvo. Taip, tu nuėjai tokį kelią ir tarp kitko spalio pirmas savaitgalis yra būtent Valgo be žalos projekto gimtadienis. Tai šiemet aš skaičiuoju 5 metus, kaip padedu moterims, nes asmeninę patirtį sujungus su mokslo grįstom žiniom yra toks, nereali kombinacija, nes aš žinau, ką reiškia persivalgyti, aš žinau, ką reiškia tas šlykštus jausmas žadėti savo, arba kita pusė nesukontroliuoti tas kalorijas, suskaičiuoti 1200 ir neduok dievę, nedaugiau, nors tu esi alkanas, nori valgyti ir taip toliau, bet šiandien tu savo normą suvalgy, viskas, tau bus negalima. Tu eisi anksčiau miegoti tam, kad greičiau ateitų rytojas ir tu vėl galėtum valgyti. Žodžiu, ta visa paletė, kokia tik tai begalėtų būti. Tai gal vienas dalykas, kad aš neturėjau bulimijos, dėl to, kad aš labai bijau vemti. Esu kelis kartus pabandžius, nepatiko, per daug buvo baimės, tai turbūt vienintelis dalykas, ko neturėjau, yra būtent tie bulimijos epizodai, bet po polinkio į anoreksiją labai dažnai seka būtent bulimijos epizodai, tai žodžiu, patirtis yra visa ta amplitudė, tiek praktinė, tiek teorinė. Ačiū tau labai, kad pasidalinai savo istoriją, jinai tikrai paliečia ir aš prieš ruošdamasi mūsų laidai, kaip tik šią savaitę užmačiau tavo įdėtas stories apie ir nuotraukas sukeltas. Ir žinai, aš taip, kai ruošiausi, sakau, ten keičiau, belekiek kartų persirašinėjau struktūrą mūsų pokalbio. Ir aš likau, žinai, tokia, tarsi galvoju, kaip Sandra gali padėti žmogui, jeigu jinai labiau, būdavo labiau į tą anoreksijos pusę, tai jinai žino, kaip jaustis, ką reiškia būti labai lieknai, per lieknai, per mažo svorio, bet iš kur jai žinoti, ką reiškia žmogui, kuris jaučiasi per didelis savo kūne. Ir, žinai, aš turėjau persirašyti viską, nes suprantu, kad tau ta patirtis yra labai gerai pažįstama ir ką tu paminėjai, kad tau buvo baisu svertis ir tada tik kai tu išdrįsai, tikėtina, kad tavo svoris gal net buvo didesnis. Su kuo yra susijusi ta baimė svertis? Aš tiesą pasakius turiu prisipažinti, man po šiai dienai svertis nepatinka. Aš nesijaučiu, aš tarsi mokausi svertis tam, kad nejausčiau įtampos, bet man tai yra nemalonus veiksmas svertis. Koks jausmas kyla? Tai koks kyla jausmas, kad aš nenoriu savęs kontroliuoti, nes aš bijau, kad man paleis mechanizmą, apie ką tu ir kalbi, kad kontrolės, kad aš tada pradėsiu norėti kažką sukontroliuoti, tai man yra daug paprasčiau nesisverti ir tik
Kaip yra teisingai, vat, pavyzdžiui, ar yra teisingas variantas, ar vis dėlto teisingai, kaip kiekvienam žmogui yra? Teisingas variantas yra toks, kad intuityvaus valgymo knyga sako, kad žmogus turėtų svertis kartą per metus. Puiku. Tiesiog. Rekomendacija yra labai paprasta, svertis kartą per metus, o baimė buvo apie tai, tarkim, mano konkrečiu atveju, ir šiaip aš tikiu, kad ir tavo pačios atveju yra truputį apie tai, kad yra tam tikra iliuzija, kaip aš atrodau. Kaip aš atrodau, nes taip, kaip aš jaučiuosi, tie skaičiai, vat, gal čia yra tokia esminė mintis, kad tie skaičiai, jie sugriauna tą iliuziją. Ir aš merginas labai stipriai mokau nesisverti, nes turiu vat, tą bendruomenės čatuką, mes ten labai daug kalbamės apie visus tus dalykus. Aš pati turiu išklotines, kur aš svėriausi ryte ir vakare. Buvo ir toks etapas, nes skaičius, nežinau, čia toks psichologinis yra labai momentas, bet mes skaičius siejam su savo verte. Jeigu aš sveriu iki, bet netgi yra labai įdomu, jeigu sveriu 51, tai yra viena mano vertė, jeigu sveriu 49,9, mano kita vertė. Vat tas skaičių ribos, jos labai dažnai, kalbant apie ribojantį destruktyvų santykių su maistu, yra apie mano vertę. Nesvarbu, kad aš jaučiuosi gerai. Aš atsikėliau, geros nuotaikos, nusišypsau pati savo veidrodį, bet pasimaišęs svarstyklis po ranka. Ne? Ir viskas. Ir jeigu aš užlipus pamatysiu, kad yra 50,3, o ne 49,8, viskas. Nuotaika krenta, viskas krenta. Ir mes surišam savo vertę su skaičiais. Labai dažnai mes surišam savo vertę su skaičiais. Ir vat ką pati labai gražiai daliniesi, kad tada pasileidžia kontrolės mechanizmas. Ir aš visada savo klientams sakau tą patį, kad maisto svarstyklės ir kūno svarstyklės velniškai koreliuoja tarpusavyje, bet trečia ir pagrindinė dedamoji dalis tai yra mano santykis su savimi tarp šitų dviejų pusių pradingsta. Nes mes nepasitikim savo alkio jausmu, sotumo jausmu, mes kontroliuojam savo maistą, kad pasiektumėm rezultatą į savo svarstyklės. Tai tie skaičiai svarstyklės yra visiškai apie kontrolės dalyką, o kontrolė yra apie saugumą ir pasitikėjimą savimi. Ok, bet tada man iškyla klausimas. Jeigu svarstyklės ar kūno ar maisto jos koreliuoja tarpusavyje ir yra kontrolė, tai nuo ko tada žmogui, nes dauguma sako, stebuklų nėra, turi turėti deficitą, kad tavo svoris kristų. Tai kaip žmogui, kuris yra praradęs, jeigu jisai turi antsvorį, jisai natūralu, kad ar ten nutukimas, jisai yra praradęs jau ryšį su savim ir jam reikia tos kontrolės kažkokios, kad jisai galėtų atsistoti ant bėgių ir tada jau važiuoti, argi ne taip? Bet iki maisto svarstyklių dar yra N+K dalykų, kuriuos galima padaryti. Pavyzdžiui, iš visiško dienos užkandžiavimo arba chaotiškos mitybos susidėti pusryčius, pietus ir vakarienę. Pirmiausia, ką padaryti. Mes dirbam taip su klientais. Maisto svėrimas yra paskutinis etapas, kurį mes darom kartu. Nes pirmiausia, jeigu aš turiu tam tikrus atsinešus iš vaikystės valgymo įpročius, tai jie bus tikėtina apie riebų, saldų maisto užkandžiavimą, labai didelės porcijas arba nevalgymą, persivalgymą, daug visokių dalykų. Tai vien tai, kad klientai pradeda valgyti pusryčius, pietus, vakarienę, jau išsprendžia maždaug pusę, jeigu ne dar didesnę dalį dalykų. Ir net nereikia sverti maisto. Tai pirmas dalykas. Tada antras dalykas, ką mes darom su klientais, tai yra žiūri maisto maistingumą. Yra pusryčiai, yra pietus, yra vakarienė. Jeigu mano pusryčiai yra manų košė, pavyzdžiui, bliūdas manų košės, tai jeigu aš pasidarysiu kapotas avižas su bananu, su riešutų sviestu, tai jau bus daug maistingiau, cukrus taip greitai nebešokinės mūsų organizme, aš nebenorėsiu taip greitai užkandžiauti, aš ilgiau išbūsiu sotus ir taip toliau. Pietus irgi labai dažnai ateina klientai, būna, makaronai su sviestu, irgi. Tai jeigu aš ten įdėsiu baltymų, jeigu aš pasidėsiu šalia bliūdą daržovių ir taip toliau, jau vėl pasikeis mano racionas. Su vakarienė vėl pasidarysiu, tada pasikalbėsime apie kitus dalykus, tai yra išsimiegoti, fiziškai būti pakankamai aktyviam
problemų, susitvarkyti savo emocinę būseną ir taip toliau, jau išsispręs, nežinau, 70% problemų. Ir jeigu visa šita seka neatveda jūsų iki norimo rezultato, mes tik tada pradedam kalbėti apie tai, kad reikia sverti maistą. Tai mes nueinam tokį gana didelį kelią iki tol, kol pradedam sverti maistą, nes maisto sverimas yra trigeris. Dėl to, kad jeigu žmogus turi didesnį svorį, jisai turės jau tam tikrus valgymo įpročius ir yra ta teorija skrandžio alkis, kur irgi, mūsų skrandas, aš irgi taip visada vaizdžiai labai stengiuosi kalbėti, įsivaizduokim, kad yra maišelis, pripučia maišelį oro ir prie jo yra prikabintos 4 siūliukai. Ir jeigu tas balionas yra išsipūtęs, tie receptoriai yra išsitempę ir žmogus jaučiasi sotus. Jeigu tik maišelį į orą išleidžia, maišelis subliūkšta, tie 4 receptoriai, jie irgi nebėra įsitempę ir žmogus sako, aš vėl noriu valgyti. Nes smegenys sako, duokit man valgyti, aš esu alkanas. Ir jeigu žmogus yra įpratęs valgyti labai didelėm porcijom tam, kad jis nejaustų to fizinio diskomforto dėl to, kad skrandis subliūkšta, mes galim kalbėtis, kad žiūrėk, jeigu tu visą porciją surinkai vien iš makaronų, kad ištemptum to skrandį, dabar mes dalį makaronų pakeiskim daržovę, maistiniam skaidulam, baltymais ir taip toliau, jau bus gerokai naudingiau ir efektyviau ir neįsijungs tie trigeriai, nes maisto sverimas yra apie baimę, kad aš turėsiu būti alkanas, o didesnį kūno svorį turintys žmonės velniškai šito dalyko bijo. Jo, turiu tau paantrinti šitoje vietoje, kad man iš tikrųjų baisiausias dalykas yra, kad iš manęs atims porcijas, kad reikia to porcijų dydžio, bet man pačiai visoji kelionė netgi buvo sunku, žinai, pavyzdžiui, valgant išoriai, norėdavosi visada valgyti mažiau. Nes ką kiti pagalvos, jeigu valgysiu daug. Ir tada grįžus namo, aš prisivalgydavau tiek, kiek man trūkdavo realiai. O dabar, ką mokausi sakyti, bet čia matyti irgi, žinai, tas etapas, kur paskui ateis, kad, patikėjimas, kad nereikia to, kad aš valgau daug. Kad visi jau manęs nedžadžintų aplinkui, aš žinau, kad valgau daug. Ir man tada kažkiek palengvėja, dar matau tą, žinai, žmonės pagauna, ypač jautresni, kad juos kažkas įvertina, ar mikro veido išraiškos tam tikros, arba ten žodis galbūt pasakytas, tą toną pagauni kitaip ir tai nėra malonu. Bet tikrai tas yra ir tikiu, kad daugumai tam tai rezonuoja. Apskritai su porcijų dydžio aš visada sakau, kad tai yra labai subjektyvus dalykas, tas porcijų dydžio suvokimas. Ir jeigu aš ateinu į aplinką, kur yra besidietinančios merginos ofisuose, tas būna labai dažnai, tikrai dažnai tenka susidurti su tuo, ir mano klientas, su kuriomis dirbam, tai pirmas dalykas ir būna, nuo ko jis turi gintis, nuo to, kad jų porcijos yra atitinkama dydžio. Ir kas yra labai liūdna ir skaudu, kad kartais net vyrai būna tie žmonės, kurie gėdina dėl moters porcijų dydžio. Sako, tu už mane daugiau valgai. Mes namuose su partneriu valgom beveik abu vienodai. Realiai, tarkim, aš valgau 2 vidinės filės gabalėlius, jis valgo 3, bet garnieras daržovės pas mus yra pas abu vienodo dydžio porcijos, nes, taip yra, jisai jaučia savo fizinį alkį sotumą, ja yra tokia porcija, mano yra tokia porcija. Ir tas porcijos dydis yra labai subjektyvus dalykas ir mes lyginam save ir begalę klientų ir kai dirbu irgi daro tą patį, sako, sėdžiu tarp žmonių ir aš palieku, nesvarbu, kad aš nesu sotus, bet aš lėkštėj palieku tiek pat maisto, kiek šalia esanti draugė. Arba renkuosi, jeigu draugė su kita draugėjimo pusė pyragėlio, tai ir aš su kita draugėjimo tik pusė pyragėlio. Nesvarbu, kad man vidus reikia, aš noriu to viso. Ir kas tada atsitinka, kad kai mes neleidžiam savo, mes einam atsivalgyti. Ir aš turėjau lygiai tą patį, bet kai kalbėt, tai man taip sukyla, nes jau nemažai metų yra praėję po visos tos kelionės pradžios, aš darydavau lygiai tą patį. Aš išeidavau su draugais. Ten valgydavau tobulai, viskas yra tvarkoje ir aš grįždavau ir ten picos būdavo ant viršaus ir ledai ir riešutai, atsimenu visą didelį dubenį riešutų aš suvalgiau, nes aš taip norėjau tiesiog valgyti, tai mes lyginame su kitų žmonių porcijom, bet vėlgi, žiūrėkit, čia irgi dar gal taip vizualiai kyla, kad mes esame visi skirtingi, mes turim skirtingą protinį darbą, mes turim skirtingą fizinį aktyvumą, turim skirtingą raumeninę masę, turim begalę N+K skirtingų dalykų, dėl ko mus dabar abi kartu sudėjus, mums maisto reikės skirtingai.
Tai aš negaliu valgyti tiek, kiek tu negali valgyti tiek, kiek aš, nes mes esame skirtingos, mūsų vidiniai fiziologiniai poreikiai maisto bus visiškai skirtingi. Ir jeigu tu valgysi kaip aš, tau bus arba per daug, arba per mažai. Tikėtina, čia aš turiu labai gerą pavyzdį apie universalaus dydžio drabužius. Man mitybos ir tos visos, aš valgysiu tiek pat, kiek valgo kitas, man yra visiškai apie tai, lyg mes dabar paimsim visus žmonės ir tas SM, tas dydis, kur yra, kur ten universalus visiems tinkantis. Bet aš tai negaliu užsidėti to dydžio SM ir aš jį galiu užsidėti, bet jis man netiks savo dydžiu. Lygiai taip pat paimsim kitą žmogų, gal kažkam tiks, nes jis ne veltui vadinamas universalus SM, bet vis tiek yra tie individualūs atvejai ir aš esu tokio dydžio, tu esi tokio dydžio, va ten sėdi kolegija, jinai yra dar kitokio dydžio ir tai yra visiškai normalu ir leisti savo tai priimti, kad, aš esu tokia, mano maisto poreikis yra toks ir man svarbu yra pavalgyti tiek, nes jeigu valgysiu daugiau arba mažiau, aš turėsiu tam tikras pasekmes. Sandra, o dabar dar sugrįžkim prie to, ką pasidalinai dabar, kaip tik antrindama mano istorijai, apie tai, kaip eidavai su draugais ir grįžusi eidavo tada ir picos, ir ledai, ir panašiai. Ir mes truputėlį prieinam jau ir prie mūsų temos apie tą emocinį valgymą. Tai su kuo tai yra susiję, kodėl pavalgius tvarkingai, teisingai, grįžus namo reikėdavo ne dar papildomai tvarkingo ten maisto, jeigu porcijos būtų per mažos, bet reikėjo tam tikros rūšies maisto. Dėl to, kad valgyt norėjo neskrandis. Dėl to, kad valgyt norėjo liūdesys, pyktis, nusivylimas, baimė, nepasitenkinimas. Kartais turim klientų atveju, kur džiaugsmas nori valgyti, nuobodulys labai dažnai nori valgyti. Nes mes galim į savo skrandį dėti, čia dėl to ir yra velniškai svarbu atskirti, kas nori valgyti. Nes jeigu man yra liūdna, tai čia vėl, čia labai taip kabini ir tada norisi dėlioti tą bendrą paveikslėlį, nes jeigu aš esu fiziškai alkanas, tai viskas yra paprasta. Aš suvalgiau, lėkštę maisto, mano skrandis prisipildė, vėl grįžtam, tie receptoriukai išsitempia, aš esu sotus ramus, po truputį jie leidžiasi ir aš vėl ten 2-3 valandas, 2-3-4, kaip kam skirtingai, pradedu vėl po truputį norėti valgyti. Bet jeigu nori valgyti mano liūdesys, tai man gali skrandis sprogti, jis vis tiek liūdesys norės valgyti. Nes liūdesys apskritai visos emocijos, kurias mes turim, jos yra apie tai, kad emocija mus įveiklina kažką daryti. Emocijos tikslas yra padėti, aš noriu kažką su tuo daryti, bet kai aš nepažįstu, kas čia yra, kai aš esu išmokęs iš vaikystės tik tai vieną, kad tau liūdna, žiūrėk, imk saldainį, neverk, imk saldainį, geros mergaitės nepyksta, imk saldainį, berniukai neverkia, imk saldainį ir taip toliau. Čia dar apie įprotį irgi, jeigu kalbam, tu nesuvalgysi pagrindinį patiekalą, tada gausi saldainį. Mes nesuprantam, kas su mum kalba. Mes negalim pasakyti, ar man liūdna, ar man pikta. Aš kai dirbu terapijos sesijose, kiekvieną kartą, kai aš susitinku su klientu, mano esminis klausimas, kaip tu dabar jautiesi. Ir būna gerai, blogai arba normaliai. Tada sakau, žiūrėk, čia yra emocijų ratas, aš tau jį duodu ir tu po truputį tyrinėk emocijas ir kai kitą sesiją mes susitiksim, tu man pasakysi, kaip jautiesi. O, sako, čia jų tiek daug yra, čia tiek visko gali vykti manyje. Tai lietuvių kalboje mes dar jau mažiau turim, angliškai mes ten turim dar daug tokių visokių niuansinių emocijų. Ir tada jie pradeda suprasti, žiūrėk, palauk. Tai čia aš buvau nusivylus, nes mes dar turim tokį krūvą nelegalių jausmų, mes negalim būti pikti, nusivylę, mes negalim jaustis pažeminti, čia bet vėlgi tas mūsų tokios kultūros dalis yra atėjus, kad mes negalim šitų jausmų jausti, jie yra nelegalūs. Ir tada sako, žiūrėk, šitoj situacijoje, kai partneris man pasakė taip ir taip, aš jaučiuosi nusivylus. Aš jaučiausi nusivylus, dabar aš garsiai galiu įsigarsinti ir aš galiu rinktis, ką aš noriu su tuo daryti. Nes kartais man irgi labai norisi kiekvieną kartą, kai aš kalbu filmavimuose, pasakyti, kad
Emocinis valgymas nėra problema tada, kai tai nėra vienintelis būdas, kaip aš tvarkausi su emocijom. Gal šiandien, yra penktadienis ir aš labai noriu tą savo nuovargį po visos savaitės suvalgyti ten tuo kibirėliu ledų. Bet aš žinau, kad rytoj aš išeisiu pasivaikščioti, pažiūrėsiu gerą filmą ir taip toliau ir panašiai. Tai kai mes pradedam atpažinti, kas čia su manimi kalba, kas čia yra. Labai dažnai emocijos būna arba šitoj vietoj, labai pastebėjau klientų tarpe, kad, čia. Netgi pastebėjau tokį įdomį labai tendenciją, sako, kaip geležinis strypas, vamzdis šitoj vietoj. Čia, sako, aš jaučiu toks šaltas geležinis strypas šitoj vietoj. Tai jeigu pojūčiai yra kažkur čia arba čia, tai labai tikėtina, kad nori valgyti mūsų emocijos. Ir tada mums jau reikia eiti, ieškoti, kas čia nori valgyti ir atpažinus priimti, ką aš galiu su to padaryti. Aš žinai, aš kadangi labai gerai pažįstu nerimą kaip tokį, nes jisai mane dažnai verčia valgyti, tai jisai pas mane reiškiasi visam kūne. Aš tiesiog jaučiuosi, kad tarsi per mane elektra teka ir aš tokia tampu nerimastinga, žinai, visa. Bet čia, žinai, taip lengvai papasakoju, atrodo, čia duodu ratą, žmogus paskaito, pažįsta, bet tas procesas juk užtrunka velniškai ilgai. Labai ilgai ir man irgi taip norisi visada sakyti, kad ir mano pačios kelionėje, ir šiaip, kai mes dirbam su klientais, tai nėra, čia ir yra, kad mes, kai turim mitybos planą, tai mes tai priimam kaip tokią magišką piliulę, kuri išspręs problemą ir viskas išsispręs. Bet darbas, sąmoningas darbas su savim, jis nėra toks paprastas. Šiaip klientų patirtis rodo, kad plius minus tarp 3 ir 6 mėnesių apskritai, jeigu kalbant, aš dirbu su kognityvinė elgesio terapija, tai pirmieji pokyčiai gali jau pradėti jaustis plius minus po 4 savaičių. Tai ar dietos laikysiuosi 4 savaitės, ar tyrinėsiu emocijas 4 savaitės, bet dar yra vienas dalykas, kad tai reikalauja resursų. O mūsų gyvenimo tempas yra toks, kad mes energiją geriau, greičiau gausim iš to šokolado ir bėgsim toliau dirbti, negu sustosim ir paklausim savęs, o pala, kas čia vyksta. Tai yra visiškai normalus procesas ir visko atsitinka, visko būna ir nespausti savęs maksimaliai čia dar yra viena labai svarbi žinutė. Aš visada irgi sakau klientam, kad padarykit tiek, kiek šiandien jūs galit padaryti geriausiai. Šiandien geriausia, ką jūs galite padaryti, yra taip, jaučiau nerimą, bandžiau jį sukontroliuoti per maistą ir pasekmė buvo tokia, kad suvalgiau ten, nežinau, traškučių pakelį prie filmų. Aš tą supratau, viskas čia gali būti visiškai pakankama tam, kad jūs jau paeitumėte žingsnelį į priekį, nes kitą kartą rytoj gal to resurso bus truputį daugiau, gal būsit geriau išsimiegojus, gal maistingesnius pusryčius, pietus, vakarienę turėsit ir jau gal jūs pabandysit pabūti su tuo vidiniu dialogu, ką aš su tuo nerimu galiu padaryti. Gal aš eisiu pasivaikščioti. Galų gale kartais mes su klientais darom labiau dalyką, skrolinam telefoną. Geriau vieną tokį visiškai destruktyvų įprotį pakeisti tokiu dalinai kitu ir po truputį daryti dalykus, nes irgi apie porcijas, kai dalinaisi, pati didžiausia klientų baimė yra apie tai, kad iš manęs kažką atims. Jie labai bijo eiti į pokytį būtent dėl to, kad jiems yra baisu, kad iš jų kažką atims. Labai antrinu. Taip. Žiauriai, dėl to nemėgstu maisto planų jokių tų. Man tai stresą varantis dalykas ir iš karto, kad mane kažkas bandys į rėmus įsprausti. Taip. Ir čia yra viena iš pačių pagrindinių baimių, ko žmonės bijo. LTR skautas valgo bažlos projektas, jis ir yra apie tai, kad pamatyti savo tempu, kaip aš galiu, ką aš galiu, kur aš galiu. Ir kai po to pradedi pamatyti, kad čia šitaip ir nieko baisaus neatsitiko. Irgi gal ką dar svarbu pasidalinti, kad mes mokomės per patirtis. Mes galim girdėti N+K ir jūs turite tinklalaidę ir aš turiu savo filmavimus. Ir visuomenėje mes labai daug kalbam. Dabar apskritai jau pradėjom daug kalbėti apie tą mažą maisto kiekį, kad nebemažinam tų porcijų ir taip toliau. Mes galim N+K kartų išgirsti tai, bet kol mes patys nepabandysim ir kol mes patys nepatirsim, kad kažkam rūpim. Čia irgi buvo viena istorija, klientas, kur, jinai tiesiog pradėjo verkti, sako, įsivaizduoji, aš niekada gyvenime nejaučiau, kad aš kažkam rūpiu.
aš bijau eiti pas tave į sesiją, jaučiu velniškai didelį nerimo jausmą, nes aš bijau, kad aš kažkam rūpiu. Tai vat visi šitie momentai, jie susideda į tai, kad visiškai normalu yra bijoti, bet jeigu aš turiu saugią patirtį, kad parašiau Gintariai, Gintarė nepasakė ne, Gintarė nepasakė, kad ne, nedarysim, čia neverta ir taip toliau. Ir tas, žiūrėk, aha, jai buvo įdomu, gal aš čia kažką darau visai vertingo. Ir taip po truputį, ne per kognityvinius minčių dalykus, bet per saugias patirtis, mes galim suprasti, kad ta lėkštė gali keistis ir neatiminėjant kažko iš savęs. O grįžtant prie emocijų, ar emocijos turi skonius? Moksliniai tyrimai nepagrindžia. Čia yra labai dažnas klausimas tokio tiesiogiai, kad mokslinis tyrimas sakytų, kad šitas yra šitas, šitas yra šitas nėra. Bet tendencijas tiek mes terapeutai, tiek bendrai stebint populiaciją pastebim, kad pyktis visada nori traškaus maisto. Visada yra tas, jeigu pykstu, norisi riešutukų su apvalkalu, traškučių, kažkokio traškaus maisto, o vienišumas, liūdesys, emocinis apleistumas, meilės trūkumas, jie nori dažniausiai saldžiai riebaus maisto, kuris apveltų burną. Tai čia tokios dvi tendencijos yra labai aiškios. Yra ten, kad liūdesys nori sūraus maisto, yra visokių tokių, bet... Gerai, o tau teko girdėti apie tokį reiškinį kaip sekmadieninė nuotaika arba Sunday blues, man pavyko rasti tokį net anglišką terminą, nes, pavyzdžiui, aš jį turiu. Ir mano vyras turi, ir mes nesuprantam, ar mes ten gyvenam metus laiko Tenerifei ir tiesiog atostogavom, ar mes dirbam mylimus darbus, mes vis tiek turim sekmadieninę nuotaiką ir per sekmadieninę nuotaiką mes turim nežinau ko noriu, tą užkandžiavimą, kai šaldytuvo durys neužsiveria. Tarsi kažką pavalgau, bet ne tas skonis buvo. Kas tai yra, nes atrodo viskas gerai. Jo, bet čia greičiausiai yra apie įprotį. Bet mes Tenerifei nežinojom savaitės dienų, mes tikrai taip gerai leidom laiką, kad... Bet kūnas žino. Kūnas žino daug daugiau dalykų, negu mums atrodo, ir ir iš endobiogenikos srities tikrai žinai, kad yra tie mūsų visi paros ritmai, cirkadiniai ritmai, menstruacijų ciklo ritmai, metų laikai, ir visi tie dalykai. Ir mūsų organizmas juk žino, kas kaip atsikartoja ir kas kada vyksta. Ir tikėtina, kad tai yra tiesiog taip savaime įaugęs įprotis, bet irgi čia turėjau praeitą savaitę, šią savaitę seminarą vedžiau ir kai mes pradėjom kalbėti apie šitą įprotį, visa salė taip atsidėjo, sako rimtai, bet čia tikrai yra apie mus, nes mūsų smegenys vėlgi, jeigu taip kažkam labai įdomu, kad plėsti savo žinias, tai mes turim tą Kahnemano knygą Mąstymas greitas ir lėtas. Ir ten yra labai gražiai aprašytos dvi mūsų mąstymo sistemos. Tai ta impulsyvioji, kur mes tiesiog kiekvieną dieną gyvenam ir autopilotinius dalykus darom, ir ta lėtoji, kur mes pagalvojam, pasvarstom ir taip toliau. Ir kai tai buvo mažas miestelis, aš buvau grįžus į savo gimtą miestą Ignaliną ir aš tiesiog paklausiau auditorijos, sakau, žiūrėkit, kai šiandien jūs ėjot į šitą seminarą, sakau, kelias sankryžas jūs perėjot. Sakau, ar galėtumėt pasakyti, kelias sankryžas jūs perėjot? Ir jūs visas juokės. Sako, ne, nes mes tai darėm automatu ir net nepagalvojam apie tai, kad mes tai darėm. Tai lygiai taip pat tikėtina ir čia yra toks momentas, kad smegenys yra įpratusios. Aš visada duodu laido paralelę. Sekmadienis kažkas skanaus pasimaloninti. Sekmadienis kažkas skanaus pasimaloninti. Ir tai vyksta taip autopilotu, taip smegenim gyvenant. Irgi gal, kad žmonėm būtų paprasčiau suprasti ir išsinešti praktinių dalykų iš šito mūsų susitikimo. Laikas, vietos, situacijos ir žmonės. Yra 4 tie triggeriai, kurie provokuoja tam tikrus dalykus. Ir čia yra sekmadienio pavyzdys. Šiandien, kai mes filmuojam, yra penktadienis. Tai galit pastebėti kitą penktadienį, kai žiūrėsit šitą laidą ir po to tai sekantis penktadienis, galit sąmoningai atkreipti dėmesį į savo mintis. Kas bus? Nuovargis, reikia kažko skanaus ant sofos ir ten, nežinau, filmas, partneris, užmigdyti vaikus, traškučių, vyno ar kažko. Ir tai vyksta automatu.
mes net neatsipeikėjam kitą kartą, kaip mes padarom visą šitą veiksmų seką. Tai ir čia tikėtina, kad tai yra tiek daug kartų atsikartojanti seka ir jeigu jūs po truputį sąmoningai pradėsit sekmadienius vietoj maisto, sąmoningai, pavyzdžiui, eiti pasivaikščioti. Ir kiekvieną sekmadienį taip kainuos pastangas, ane, bet jūs galite sukurti naują tą visą ciklą, kad sekmadienis pasivaikščiot. Mes su partneriu, pavyzdžiui, kiekvieną savaitgalį važiuojam tokį jau didesnį atstumą su dviračiais, dviesi. Ir man net nebekyla klausimų, kad ateis šitas sekmadienis, mes abu sėsim ant dviračių ir mes abu išvažiuosim, nes smegenys užsuka šitą nuolat atsikartojantį ratą. Net atsakai, ką daryti. Ne tik, kad apie ką tai, bet ir ką daryti. Gerai, o dabar dar yra kita dažna baimė žmonėms, kurie susiduria su valgymo tam tikrais sutrikimais, nežinau kaip čia pasakyti, nežinau ką valgyti, nežinau ko noriu. Bet čia emocijas noriu. Bet man pačiai labai tas pažįstama yra, žinai, kad kai perėjau prie to tvarkingo maitinimosi 3 kartus per dieną, aš labai frustravau dėl to ir ilgą laiką priešinausi tam, nes man irgi tai atrodė tam tikra kontrolės forma, kad aš turėsiu pasirūpinti savim ir turiu sugalvoti, ką aš tvarkingai ten valgysiu, ko aš norėsiu, nes aš nežinau, man būna taip, kad aš kaip, pavyzdžiui, kiti žmonės pasiruošia mitybos savo atsargas savaitei, man tai čia atrodo kosmosas, nes aš nežinau, ko šiandien norėsiu, kaip aš galiu žinot, ko aš rytoj norėsiu. Tai su kuo yra susijęs tas nežinau, ko noriu, ar tai normalu ir kaip tą pakeisti? Labai gerą vietą paėmė, tai štai vietai aš turiu savo maisto planavimo taisyklę. Ką aš darau, nes žinai, kas čia tikėtina yra, kad kai tu nuspręsi, tu būsi priverstas to, ką nusprendei laikytis ir tai tau bus apie taisyklę, kuri tau yra nemaloni. Tai ką šitoj vietoj aš darau, aš planuosiu maistą savaitei visai, bet aš planuojuosi valgiais. Tai reiškia, aš turiu 7 pusryčių variantus, 7 pietų ir 7 vakarienės variantus. Ir tada aš pagal nuotaiką galiu rinktis, ko aš noriu. Atsikėliau ryte ir supratau, noriu dienos be mėsos. Reiškia, pietums bus krevetės su makaronais, vakarienai, pavyzdžiui, bus varškėčiai. Ir viskas, aš turiu erdvės pasirinkti, nes turint tą ribojantį valgymo elgesį, sutrikusi valgymą, tas sutrikęs labai nemaloniai skamba, tai aš stengiuosi nevartoti šitos savokos, bet kitokį tą valgymo elgesį, negu mūsų visuomenė sako, kad jis yra normalus, mes labai bijom ribojimų. Mes labai bijom, kad kažkas kažką iš mūsų atims ir net ir kai mes patys, čia irgi palėtei dabar apie tas vidines ribas, kad kai mes patys netgi savo susikuriam taisyklės, mes patys jų bijom. Tai lygiai tai kaip jautiesi ir kaip kiti šitoje situacijoje jaučiasi yra visiškai normalu. Dėl to mums reikia ieškoti savo taisyklių ir apskritai ir šiandien, bet gal norisi, kad irgi auditorija klausydama šitą įrašą išsineštų, kad ir aš visada taip kalbu, kad nėra vienos teisingos formulės, kaip reikia šitoj vietoj spręsti vienus ar kitus dalykus, nes tai yra velniškai individualu. Ir tavo atveju tikėtina, kad prabunda ta kontrolė, tas, kad aš turėsiu čia taip daryti, kad čia yra privaloma. Ir tada aš nežinau, ką rinktis, nes jeigu aš išsirinksiu, tai bus kaip nuosprendis. Ir man aš nenoriu to nuosprendžio, nes aš tada negalėsiu jo keisti. Tai leisti savo priimti, kad aš galiu keisti dalykus. Šiandien vakar aš galvojau, kad šiandien aš noriu, nežinau, makaronai su krevetėm, dabar galvoju kažkodėl sukasi, bet ryte atsikėliau, nenoriu makaronų su krevetėm, bet jeigu aš esu pasiplanavęs maistą, tai gal aš noriu makaronų su jautiena, pavyzdžiui. Ir leisti savo tas saugumo jausmo susikūrimas. Man šitoje vietoje labai rezonuoja tas saugumo jausmo susikūrimas ir saugumo jausmas pačiam su savim. Pirmiausia, kad aš galiu pasitikėti savim, kad aš galiu pasitikėti savo priimtais sprendimais ir tas gebėjimas pasirūpinti savim ir savo poreikiais. O žinai, kas man labai dabar tavęs beklausant rezonuoja ir taip tarsi netikėtų kampu, kur suprantu, kad šitą mintį man dar reikės pabūt, apie tą pasirūpinimą savim. Ir žinai, tarsi aš nenoriu skirti laiko tam planavimui
ir perplanavimai. Man net viduj, galvoju, vat, kai klausau, man net viduj tarsi pyktis kyla, kad aš turiu iššvaistyti savo laiką tokiam dalykui kaip fiziniai poreikiai, užuot darius tai, kas man patinka, nes tai mane atitraukia. Aš vien dėl to labai priešinausi pietų valgymui. Nes tai yra mane nuima nuo ten darbo, man malonios veiklos ir aš turiu dabar skirti maistui. Bet maisto tu šiaip, jisai spraktelius pirštais neatsiranda. Jį reikia pasiruošti, jeigu nori tvarkingai. Bet žinai, ką aš girdžiu? Aš girdžiu nenorėjimą pasirūpinti savo fiziologiniais poreikiais. Panašu ir man čia sakau, wow, momentas. Nes aš turėjau klientės istoriją, labai gerą istoriją ir man taip prilipo ir vat irgi čia, visiškai skau tai, kad šiandien aš labiau kalbu iš praktinių dalykų. Atkreipkite dėmesį, kai jūs norit į tualetą, kada leidžiat savo į jį eiti. Ar tada, kai aš užsinorėjau ir nuėjau, ar tada, kai atsakiau mailą, tada pasikalbėjau su kolegė, tada dar einant kažką padariau ir tada po valandos 2 prisimenu, o velnias, bet tai juk aš norėjau į tualetą. Tai čia yra lygiai apie tą patį, kad fiziologiniai mūsų kūno poreikiai yra kažkodėl padėti į šalį. Mes mentalinius, Maslow poreikių piramidę, paimkim Maslow poreikių piramidę, saviaktualizacija yra pačiam viršui. Pirma, tai yra baziniai poreikiai, pavalgyti, pamiegoti, pailsėti, atsigerti ir taip toliau, tada jau ten saugumas, santykiai ir visi kiti dalykai, bet saviaktualizacija pačiam viršui. Ir dabar, kai daliniesi, gaunasi susikeičia dalykai, saviaktualizacija nueina kaip pamatas, o tik tai kognityviniai dalykai lieka pačioje, fiziologiniai poreikiai lieka viršui. Ir čia irgi tai, ką dabar kalbi, labai dažnai pas klientus būna šitas momentas, kad jie paleidžia tą patį pamatą, nes jie, aš save realizuoju, bet dar irgi čia tas tiesiog bendram pokalbį tikėtina, kad veiklos leidžia jausti savo vertę. Jaučiuosi vertinga, jaučiuosi reikalinga, jaučiuosi svarbi ir taip toliau. Bet jeigu aš nueisiu į tualetą, o kam aš vertinga? Tik savo pačiai. Kam aš vertinga, jeigu aš maistingai pavalgysiu? Tik savo pačiai, aplinka, tai nuo to mano vertės niekaip nekeis. Tai va čia yra dar viena vieta, kur tikrai verta pasityrinėti, nes tikėtina, kad tas noras būti vertingu, priimtu, svarbiu, geru, pakankamu ir N+K psichologinių momentų, jie yra apie tai, kad tai padarius aš gausiu išorinį įvertinimą, o pavalgius maistingai aš išorinį įvertinimą negausiu. Tai ką man tą daryti? Sandra, pasityrinėt. Bet ką apima pasityrinėjimas šitoje vietoje? Suprantu, kad visada yra labai gerai darbas su psichoterapeutu. Tai leis save pažinti, bet kartais mes tų pokyčių norim čia ir dabar. Mes neturim tos kantrybės laukti ir plus ta terapija, jinai priklausomai nuo to, kiek mes ten tų žaizdų turim užgyvenę, gali trukti ne metus ir ne 2. Tai gal yra kažkoks, tau vis tiek kaip terapeutai, yra kažkoks veiksmas, ką gali žmogus su panašiom kaip mano. Reflektuoti. Esminis dalykas apskritai ir terapija, pavyzdžiui, vyksta labai greitai, jeigu klientai yra reflektuojantis. Labai greitai tada vyksta dalykai. Tai ką reiškia reflektuoti, tai yra kelti savo klausimų, pats paprasčiausias klausimas yra, kodėl aš taip galvoju? Kodėl? Kodėl šiandien išgirdus apie tai, kad mano fiziniai poreikiai man yra nesvarbus, kas man kyla viduje? Kur aš kažkada gyvenime jaučiausi panašiai. Tiesiog kelti savo tokius labai paprastus klausimus. Šiaip aš siūlau rašyti, visada siūlau rašyti ir dienoraštis, man atrodo, yra toks pats geriausias dalykas, ką žmogus gali daryti. Jo nebūtina skaityti, nes labai daug klientų bijo skaityti, nes jiem nemalonu, netgi yra klientų, kurie net negali parašyti. Turiu tokių klientų, nes sako, tol, kai aš jau parašau ant popieriaus, tai reiškia, kad tai yra tiesa ir man su ta tiesa yra sunku būti. Tai rašymas yra tas momentas, nes aš tada galiu savęs paklausti per dieną, kaip aš jaučiausi, kaip man sekėsi, kokiais iššūkiais šiandien aš susidūriau, kokius savo poreikius patenkinau, nepatenkinau, kas man buvo svarbu. Ir kai mes taip pradedam išrašyti dalykus, mes pradedam pastebėti tam tikras tendencijas. Nes mūsų psichika veikia taip, kad, irgi čia viena klientė labai gerai juokiamės, kokios spalvos automobilio vairuojat?
Aš? Aha. Mėlyna. Mėlyną. Pradėjau vairuoti mėlyną automobilį ir tos markės automobilį gatvėj tu pradėjai pamatyti daug daugiau šitų automobilių. Lygiai taip pat yra su drabužiais, lygiai taip pat yra su daiktais ir su visais kitais dalykais. Tai ir mūsų psichika veikia lygiai taip pat. Pajudinau kažką, užkabinau, kad ten yra ir tada visas tas siūlų kamuolys pradeda vyniotis. Tai tiesiog užduoti savo labai paprastą klausimą dienos pabaigoje, kaip šiandien aš jaučiausi, kokie trigeriai šiandien buvo, kas man patiko, kas man nepatiko ir tiesiog, ten, nežinau, 5, 10, 15 minučių skirti savo laiko su tuo pasibūti. O tada jau su tuo, ką išsirašysit, galite spręsti ar tvarkytis pačiam, nes daug dalykų įsigarsinus galim ir patys pasidaryti, jeigu matom, kad mums resursų trūksta ir dalykai nesikeičia, keliaujam pas terapeutą ir jis turės labai daug medžiagos, su kuo dirbti ir ties kuo padėti. Sandra, o tau teko girdėti apie kūno išmintį kaip tokią, kurią labai daug kas mini, kad kūnas turi savo jam patogų svorį ir jeigu bandysi jį išprievartauti ir pasiekti tavo norimą svorį, jisai vis tiek sugrąžins ir gal net pridės kažkiek papildomai tam, kad iš jo netimtum tai, kas jam komfortas. Jo, aš su šitą mintim sutinku ir didžiausia problema yra būtent tada, kai moteris nori tą ribą peržengti. Čia yra, nes čia vėl turbūt irgi dar gal svarbu paminėti, kad mes turim tam tikras fiksacijas, kaip aš atrodžiu prieš nėštumą, kaip aš atrodžiu ten vienu ar kitu gyvenimo etapu. Turiu atveju, kur tai yra susijęs su santykiais. Pavyzdžiui, žmogus turi įsivaizdavimą, kad jeigu būsiu toks, tai tada ir lengviau susirasiu partnerį ten ir taip toliau. Ir mes tam svoryje fiksuojamės, nepaisant to, ko nori mūsų kūnas. Ir tarkim, tai, kaip šiandien aš atrodo, man išlaikyti nekainuoja nieko. Ir dėl to aš esu rami, kad tai yra normalus mano kūno svoris. Tai yra 1 kilogramo paklaida į vieną arba į kitą pusę, kas yra visiškai normalu ir taip yra. Ir moteris, vėlgi, ką turbūt šitoje vietoje svarbu pasakyti, kad viskas remiasi į pastangas. Jeigu aš turiu arti salėje 7 kartus per savaitę, nieko neleisti savo suvalgyti ir taip toliau tam, kad pasiekčiau rezultatą X, tai tikėtina, kad kūnas vis tiek grąžins mus atgal ten, kur jam yra normalu. Taip, kai kalbam apie antsvorį, nutukimą, visus tuos dalykus, tai apie tai yra svarbu kalbėti, nes tai trukdo mūsų fiziologiniai sveikatai, bet labai dažnai tai būna toks mūsų psichikoje dėl kažkokių psichologinių priežasčių užsifiksavęs skaičius, kurį pasiekti mes norim ir jeigu kūnui tai kainuoja išlaikyti per daug, prasidės persivalgymai, prasidės emocinis valgymas ir galiausiai, nes čia vėl labai svarbu toks irgi labai įdomus momentas yra apie tai, kad kūnas padarys viską tam, kad jis išgyventų. Nes per mažas kūno svoris tai yra reprodukcinės sistemos sutrikimai, skydliaukės veiklos sutrikimai ir begalė kitų dalykų. Ir aš irgi kartais mėgstu tokį pasakymą, kad kūnas nori gyventi labiau už mus pačias. Ir jisai persivalgymais, jisai emociniu valgymu ir visokiais tokiais dalykais, jis pasiima tai, ko jam reikia. Ir kai mes bandom eiti prieš savo kūną, mes turim tokias pasekmes, dėl to aš ir esu tokio truputį požiūrio, kad neperžengęs sveikatai visų tų ribų, tai viskas tada su tuo yra ok ir eiti į kažkokį kraštutinumą, kurį išlaikyti po to kainuos velniškai daug pastangų, aš nesiūlau. Sandra, o kur yra riba? Dabar yra labai populiarus body positivity ir sveikatai palankus, aš nekalbu apie ten tobulas kūno formas, bet sveikatai palankų, kad ir tas pats KMI indeksas. Kur čia riba yra, kad nepaslys, nes tarsi jeigu kalbam apie antsvorį ir viršsvorį, mes tarsi kritikuojam žmonės, kurie jį turi. Aš manau, čia yra labai labai slidu, bet slidu iš psichologinės pusės, nes vėlgi sunku sakyti, nerandu tinkamų žodžių, nes šita tema yra labai labai jautri, bet tas body positivity judėjimas yra tam tikra prasme
pateisinimas, legalizavimas to, kas fiziologiškai nėra sveika. Ir man labiau, kai kalbam šitoj vietoj, skamba apie tai, kad žmonės, kurie turi tą kitokį kūno vaizdą, stambesnį, apvalesnį, apkūnesnį ir taip toliau, jie vis tik tai labiau turi tą kraštutinę nuomonę, kad tas kūnas keisis tik kraštutiniais būdais ir tada jam yra svarbu turėti tą tokį nusiraminimą, kad ir su manimi viskas yra gerai. Tai vis tik tai, yra sveikata. Yra, tarp kitko, ir aš kliento tarpe turiu žmonių, kurie turi tam, tarkim, antsvorį, nutukimą, visus tuos lėtinių ligų dalykus, bet su jų fiziologiniais parametrais viskas yra gerai. Jie apart to, kad jų KMI yra didesnis, jie neturi jokių fiziologinių sveikatos sutrikimų. Tai aš manau, kad viskas yra tvarko, bet vis tiek mažinti to kūno svorį, nes ilgalaikiai perspektyvai tai atsilieps sveikatai. Nes su amžium mūsų medžiagų apykaita lėtėja ir daug visokių tokių niuansų yra, tai aš vis tik tai manyčiau, kad fizinė ir psichologinė sveikata, nes, tokiu atveju, manau, labai svarbi ta kompleksinė pagalba žmogui, nes tuo metu jis kaip ir labai faina, labai gerai, nes jis gali gerai jaustis, jis turi bendruomenę, kurioje jisai yra, nes body positivity yra apie bendruomeniškumą, tai yra apie bendruomenę, kurioje yra priimamas kūnas ir apskritai tas ir kūno priėmimo momentas, ir fiziniai dalykai, ir psichiniai dalykai vis tiek turėtų būti edukuojama per tai, kad tas kūnas sukuria tam tikras fizinės sveikatos problemas ir valio jų nėra, mes galim tame būti, bet iš esmės mums yra svarbus sveikas kūnas ir jeigu body positivity yra tik pasiteisinimas nekeisti to kūno, čia yra labai slidu ir ateityje mes galim turėti tam tikrų pasekmių. Okay, supratau. O čia lygiai iš kitos pusės apie intuityvų valgymą ir emocinį valgymą. Kaip, tas intuityvus valgymas, tarsi tu turi klausyti savo kūno ir valgyti atliepiant jo poreikius. Bet man čia irgi, įsijungia tokia slidi riba, kad aš galiu sakyti, 3 kibirėlis ledų, mano kūnas to nori. Tai kaip čia atskirti, kada yra intuityvus valgymas, o kada vis dėlto tai yra labiau emocinis valgymas? Ačiū labai, Gintarė, už tokius tam tikrą prasme nepatogius klausimus, bet mes turbūt taip lengvai ir susitikom, nes vis tik tai aš turiu panašią nuomonę į tavo. Aš ne visai mėgstu mintį intuityvaus valgymo, aš renkuosi mintį sąmoningo valgymo. Aš tą intuityvų momentą keičiu sąmoningu, nes, kaip ir sakai, tai jeigu mano kūnas nori, ir tai, tarkim, intuityvus valgymo teorija teigia tai, kad yra atsivalgoma. Yra tas teigimas, kad suvalgysiu 5, 10, 20 tą ledų kibirėlį aš atsivalgysiu, yra tiesos tame ir čia, kai klausiausi vienos tinklalaidės ir irgi labai patiko mintis, kad sako, aš pradėjau pastebėti, kad aš save graužiu. Aš turiu labai stiprų tą vidinį kritiką ir noriu pabūti aukos pozicijų. Ir sako, aš kiekvieną dieną ateidavau į tam tikrą foteliuką, atsisėsdavau ir 15 minučių leisdavau savo būti ta auka, verkti, pykti ten ir taip toliau ir panašiai. Ir sako, kai aš antrą dieną atsisėdavau tą patį fotelį, sako, aš supratau, kad kaip juokinga. Aš nenoriu to daryti, nes čia yra apie tai. Tai racijos apie tai, kad mes galim atsivalgyti, yra. Bet aš esu tokios nuomonės, kad geriau suprasti, kas vyksta, kodėl aš noriu to 3 kibirėlio. Ir gal aš noriu to 3 kibirėlio dėl to, kad aš ten 10 metų savo neleidau valgyti tų ledų ir dabar aš noriu atsivalgyti tą 3 kibirėlį. Tai gal geriau aš ne iš karto suvalgysiu tos 3 kibirėlius, bet kiekvieną dieną užkandžiu leisiu savo ten tą porciją ledų tam, kad aš tą saugumo jausmą savo atkurčiau. Tai aš apskritai esu tokios pozicijos specialistas, kur aš visada keliu klausimą, kodėl. Aš visada keliu klausimą, kodėl ir klientam irgi siūlau kelti klausimą, kodėl. Taip, kartais ten bus nieko gilaus ir bus tiesiog apie tai, kad norėjau. Ir viskas su tuo yra tvarkoje. Aš atsakiau savo klausimą, kad aš norėjau ir esu ramus ir neturiu kažkokio vidinio saviplakos, savikritikos ar kažkokio tokio dalyko ir valio judam toliau. Nereikia ten visą laiką kažkur labai giliai kapstytis. Bet tas intuityvaus valgymo momentas, kad kažkada čia atsivalgys ir taip toliau, jis man nėra taip visiškai priimtinas ir aš vis tik tai truputį skeptiškai žiūriu, nes tarkim, ir kai yra valgymo sutrikimo centre, gydymo programos, jos yra vis tiek orientuotos
ir į porcijas, ir į maisto kiekį, ir nėra tiesiog žmogus uždaromas, leidžiama jam daryti, ką nori ir tikimasi, kad jis kažkada pasveiks. Tai aš vis tik esu tokios pozicijos, kad turi būti tam tikra struktūra, turi būti supratimas, kodėl viena ar kita dalykai atsitinka. Taip, tai yra darbas ir ne visiems jis yra patogus ir tada gal yra paprasčiau sakyti, kad kažkada tu sustosi. Tai vat, mano mintis šito klausimą yra toks. Ne visiems gal patogios jos yra, bet, aš esu tokio požiūrio šitai vietai. Man labai surezonavo tavo pasakymas apie sąmoningą valgymą, nežinai, aš pagalvojau, neradau atsakymo į klausimą, kodėl, pavyzdžiui, kartais užsinoriu čipsų, bet aš jų renkuosi nepirkti. Nes neperku, tarsi nedraudžiu savo, nes mano sąmoningas pasirinkimas, nes aš suvokiu, kad aš 2 čipsais nepasitenkinsiu, o žinau, kad suvalgius visą pakelį, aš jausiuosi labai blogai. Bet blogai ne emociškai, o fiziškai blogai, nes tada mane troškina, aš noriu gert, o paprastai čipsus mes tikrai nevalgom ryte, valgom vakare, vadinasi, mano miegas bus sutrukdytas ir bus nekokybiškas, aš būsiu nepailsėjus ir aš tiesiog sąmoningai pasirenku nevalgyti čipsų. Tai čia yra tas tarp intuityvaus ir emocinio sąmoningas valgymas. Aš sakyčiau, kad čia yra sąmoningas valgymas, nes aš visada akcentuoju sąmoningą valgymą pagrindinį dalyką, kad įsivertinkim pasekmes. Ir buvo etapas, kai aš turėjau labai stiprų refliuksą. Ir aš žinau, kad aš negaliu valgyti pieno produktų, nes sukils ir aš pradedu kosėti iš karto. Bet Casa della Pasto 4 sūrių pica su figom yra nerealaus skanumo ir man labai patinka. Ir aš tiesiog žinodavau, kad pasekmės po šitos picos bus tokios, kad aš kosėsiu ir ten reikės pusės paros, kol man tai praeis. Bet aš tai žinodavau ir aš sąmoningai sakytų, gerai, aš jos noriu. Taip, aš nesvalgydavau visos picos, nes pajusdavau sotumo jausmą anksčiau, bet aš suvalgydavau dėl to, kad aš norėdavau ir aš žinodavau, kas bus po to. Ir aš visus savo klientus mokau būtent to, kad mes galim leisti savo ir pyrago gabalėlį arba kažko neleisti ir neleisti irgi. Vat čia yra apie tas vidinės ribas, kur aš truputį užsiminiau ten prieš tai kalbėdama, kad tame nėra nieko blogo. Nubrėžti savo sveiką vidinę ribą, kad aš ne dėl to, kad aš nevalgysiu tų čipsų, dėl to, kad viršysiu dienos kalorijų kiekį, o dėl to, kad aš fiziškai jausiuosi blogai ir aš noriu, ar aš nenoriu jaustis blogai. Okei, nenoriu, reiškia, tai yra mano sąmoningas pasirinkimas tų čipsų nevalgyti. Taip, čia yra apie sąmoningą valgymą pavyzdį, tikrai sutikčiau. Tai va, keičiamės sąmoningas valgymas. Ir visai pabaigai mūsų laidos dar noriu paliesti valią ir prioritetą. Tai, žinai, man tenka matyti, kaip specialistai labai aštriai pasisako, ypatingai sporto srities, kad jeigu žmogus ten nesilaiko mitybos sudaryto plano, jisai nevalgo ten tiek kalorijų ir čia nedarys to ir ano, tai čia jam ne prioritetas ir čia jis iš viso nieko nevertas. Mane labai, nežinau, mane žeidžia tokie dalykai, bet gal dėl to, kad aš turiu tą tokį atmetimą mitybos planams iš savęs ir dar kito nuomonei, kuri tarsi yra konstanta, neginčiama ir čia jau geriau žino už mane, ko mano kūnui reikia. Tai vis dėlto, ar egzistuoja su valgymais susijęs toks dalykas kaip valia? Tai kodėl dalinėse, man pačiai irgi eina šiurpas, nes čia visai neseniai, dabar jau biškį laiko nuokas praradus, bet sąlyginai neseniai aš turėjau vieną klientę, kuri atėjo pas mane, jinai sportuoja pas vieną trenerį, aš su ją dirbu tik tai su mityba. Ir kas atsitiko, jinai sako, aš išvažiuoju į atostogų, noriu su tavim pasikalbėti, kaip man dėliuotis mitybą. Gerai, sakau, mes suskambam, pradedam kalbėti ir jinai pradeda pasakoti, kaip jinai bijo važiuoti atostogų, nes treneris ją tarkuoja už tai, kad jinai atostogų metu nevalgys pagal planą. Tai man, kai pradėjo pasakoti tokius dalykus, man pradėjo eiti per kūno šiurpas, nes nėra, aš bandžiau eiti su valia aš nuo 54 numečiau iki 44, tai buvo visiškai grinai valios pastangų dėka, rezultatas buvo pasiektas, bet kokias buvo ta pasekmė. Ir irgi, ką svarbu paminėti, kad mintis yra kokia, kad mūsų kūnas mena viską.
Ne šiaip savo yra ta tokia stora, ne mėlyna knyga parašyta. Ir jeigu jūs pirmą kartą didelių valios pastangų dėka nusimesit svorio, kadangi tai bus valios pastangų, o ne naujų įpročių pastangų dėka, svoris šoks atgal. Kai jūs antrą kartą bandysit tos pačios valios pastangų dėka numesti tą svorį, kūnas sakys, ne, aš nebeturiu valios, nes jisai žino, kad tai yra jo kankinimas. Man valia yra apie tai, kad aš perženginėjau savo ribas. Jo, lipti iš komforto zonos yra svarbu, ne? Ir va šiandien mes irgi labai daug kalbam, kad dalykai, apie kuriuos šiandien aš kalbu, jie yra iš komforto zonos. Nes reikia save stabdyti, reikia savęs klausti, reikia pažinti save, pažinti savo emocijas, kur galbūt aš jų visiškai nesuprantu ir nepažįstu. Bet tai yra tiesiog lipimas iš komforto zonos tam, kad geriau pažinčiau save. O jeigu mes įsikandam, kad aš dabar, 4 savaitės nesuvalgysiu nei vieno saldainio. Aš nečytinau pusę metų. Pusę metų aš kaip tas mažytis apsiseilėjęs šuniukas žiūrėjau, kaip kiti valgo picas, nes va čia valia ir aš jau čia dabar esu auksinė. Kas atėjo po to? Plus 20 kg, nes ne valioj buvo esmė ir mes ne apie valią turim kalbėti, apie sąmoningus vienų ar kitų dalykų pasirinkimus, suprasdami, va irgi apie tą patį traškučių pakelį, ne, tu gali sakyti, va dabar aš būsiu valinga ir dabar aš nevalgysiu čipsų. Ir praeis 2-3 dienos ir tas noras jis bus dar didesnis ir tu norėsi tą čipsų dar labiau. Tai tiesiog sąmoningumas, manau, kad yra pagrindinis kelias šitai vietai. Taip, ugdyti sunku, taip, pastangų reikia velniškai daug, bet tai yra kelias į ilgalaikį rezultatą, o ne į tai, kad aš čia dabar valios pastangų dėka numečiau 10, o augau 20. Aš labai jaučiu viduj kūno savo reakcijas į tai, kad ne draudimu, kad ne aš nevalgysiu, bet sąmoningų pasirinkimų ir atrodo, koks skirtumas, žodžių žaismas. Bet kūnas jaučiasi kitaip, nes būtent man draudimai, mane žinai, kaip buliui raudona vėliava, iš karto, pažiūrim, kas daugiau. Tai, bet va, tas sąmoningas susitarimas iš karto tokia taika viduj su savim yra. Ir tada prioritetas. Daug kas sako, tai jeigu tu to negali padaryti, tai čia tau ne prioritetas. Bet žmogus sako, man labai ir jisai eina, ten dalyvauja visur, mokosi, lankosi, perka vieną planą, pas kitą planą perka. Jam veiksmai rodo, kad yra prioritetas. Ir aš manau, čia atsiranda ta gėda ir kaltė. Ir kaip vis dėlto, ar galima taip sakyti, kad žmogui ne prioritetas, jeigu jam nesigauna? Čia yra, nuskambėsiu dabar gal labai taip, nefainai, bet aš manau, kad čia yra specialisto problema. Nes aš esu turėjus daug istorijų ir va dabar irgi dirbam su viena klientė, tai jau dabar kuris laikas, gal 4 mėnesiai, bet jinai pačiai pradžiai ir sako, man būdavo gėda siūsti tau netobulą mitybą, nes seniau prieš tai buvę specialistai mane tarkuodavo už tai, kad aš ten suvalgiau kažką, ko ta mitybos plane nebuvo, nes tai yra ne apie tai, kad žmogus nevalingas, ne apie tai, kad tai žmogui nėra prioriteto, jis kartais net nesupranta, kas vyksta su juo, kodėl jis negeba laikytis. Tai va šiandien mes reflektuojam, tu žinai, kas vyksta, kodėl tai vyksta, bet kokį kelią reikėjo nueiti, kad tu suprastum, kad tai yra apie tai, o tai yra apie tai. Ir šiandien tu gali rinktis, tą traškučių pakelį, ar tu jo nori, ar tu jo nenori sąmoningai. Bet buvo laikas, kai tas traškučių pakelis tiesiog krito į tą pirkinių krepšelį ir tu net nesusimąstai. Ir tikrai tikėtina, kad kadangi medicina ir visi šitie dalykai, tu žinai, sveikatai palankius principus, tu žinai, kaip turi būti, bet tas traškučių pakelis vis tiek ten atsirasdavo ir ne dėl to, kad mityba ne prioritetas, bet buvo kažkokie kiti dalykai, kurie sakė, man dabar reikia to traškučių pakelio ir ką šiandien mes kalbam, galbūt buvo pyktis, galbūt buvo šiaip kažkoks emocinis nuovargis. Kartais mes turim tokių situacijų, kad maistas yra apskritai apie šeimos bendruomeniškumą ir vat irgi dabar čia visai neseniai išsikapstėm vienos klientės istoriją, kad sako, jeigu aš negaminčiau maisto šeimai, aš apskritai nesijausčiau vertinga. Mano vertė yra per tai, kad aš gaminu maistą.
Ir tam žmogui prioritetas gali būti pats didžiausias, bet jo pasąmonė tai sako, kad aha, jeigu tu nedarysi šeimai maisto, tavęs nemylės. O kas man yra svarbiau? Ar tai, kad aš čia valgysiu pagal mitybos planą, ar tai, kad mane mylėtų? Faktas, kad mane mylėtų, man yra svarbiau ir tai vyksta nesąmonė. Nesvarbu, kad žmogus labai stengiasi, bet jam tie visi pasąmoniniai dalykai yra tiesiog veikiantys, vat kaip tas laidas, ne pirmyn atgal bėgiojantis. Tai čia vėlgi ne apie tai mes turėtumėm kalbėti, apie tai, kas iš tikrųjų ten slepiasi ir kodėl tam žmogui yra sunku. Tai jeigu grįžtant prie to prioriteto, tai jisai dar glaudžiai susijęs ir su kaina, greičiausiai, kurią mes turime mokėti. Taip, nes, pavyzdys, ne, kad kaina aš būsiu nemylimas yra vieno svorio, kito aš laikysiuosi plano ir numesiu ten 2-3 kilogramus. Tai kas man yra svarbiau? Faktas, kad būti mylimu man yra gerokai svarbiau, nes aš esu sociali būtybė, aš turiu partnerį, aš turiu vaikus, aš turiu viską, kas man yra svarbu. Ir tai vyksta nesąmoningai. Čia irgi gal svarbu yra suprasti, kad kai mes pasiimam baltą popieriaus lapą, gražiai ant jos užsirašom mano prioritetai, ne? Ir ten mityba, pasirūpinti savim, bla 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 ir taip toliau, bet mes turim tam tikras vidines programas, kurios iššaukia vienas ar kitas reakcijas. Ir dėl to aš sakau, neatsiesim mitybą ir psichologija, mes jų neatsiesim, nes tiesiog dažnu atveju planų ar kažkokių kitų dalykų mes nesugebam laikytis ne dėl to, kad tai ne prioritetas, o dėl to, kad yra kiti vidiniai mūsų saugantis dalykai, kodėl mes negebam jo laikytis. Ačiū, Sandra, labai tau. Ir gal yra klausimas, kurio aš nepaklausiau, bet tu manai, kad jis yra svarbus, galvojant apie emocinio valgymo pusę. Ir ką galėtum dabar įgarsinti? Turbūt, žinai, gal ką norisi įgarsinti. Taip, bandysiu labai neišsiplėsti, bet ką noriu pasakyti, kad emocinis valgymas gali turėti daug skirtingų formų. Šitą irgi gal svarbu suprasti, nes dirbant su klientais pastebėjau tendenciją, kad nėra emocinis valgymas tik apie tai, kad man yra liūdna ir aš valgau. Gali būti taip, kad man liūdna, aš nevalgau. Gali būti taip, kad tai įlenda į kokį nors įprotį, man nuobodu ir aš valgau. Tiesiog pastebėti, kad emocinis valgymas nėra tik tai apie tai, kad man liūdna, aš valgau. Gali būti ir kiti mechanizmai, kurie po visu tuo slepiasi. Ir gal antras dalykas irgi, ką svarbu pasidalinti, kad dažnu atveju tokie žmonės būna praradę viltį. Kad aš jau esu tas valgytojas, aš nebepasikeisiu, ypatingai jeigu dar ir kūno svoris yra didesnis ir taip toliau, tai nebijoti prašyti pagalbos. Nebijoti prašyti, nebijoti sakyti, eiti pas šeimos gydytoją, galų gale pasikalbėti ir mes visi turim kiek ten 10 nemokamų psichologo konsultacijų, kurios valstybė mums kompensuoja, galim rasti socialiniuose tinkluose, tas pats valgau be žalos, surasti savo pagalbą ir griebtis to šiaudo, nes viskas yra įveikiama, tiesiog kartais reikia nebijoti, išdrįsti paprašyti pagalbą. Tai labai tau ačiū už drąsą, kad tu išdrįsai tada man parašyti. Aš tikrai esu apdovanota mūsų pažintim ir labai tau dėkoju už atvirumą, už gylį, kuriuo dabar dalinaisi. Ir tikiu, kad esi žmogus, kur gali padėti daugeliu ir ne tik moterų, bet apskritai žmonių, kurie turi tokio pobūdžio problemas. Tai ačiū, Sandra. Ačiū tau labai, Gintarė, už tą galimybę dalintis ir labai vertinu tos pokalbius, kuriuose tiesiog galiu būti savimi. Tai ačiū labai tau. Ačiū Jums, kad klausėt ir iki kitų kartų.